Žodžiu, nežinau, kaip ir kokiu būdu jums papasakoti istoriją, kuri man nutiko šiandien, bet esu absoliutiškam šokė, esu absoliutiškai apšalusi. Mūsų sveikatos sistema, gal ne kiek sveikatos sistema, bet žmonėmis, kurie dirba. Žodžiu, mes sergam. Aš sergu kokią savaitę laiko. Tikrai neatsimenu, kada taip stipriai sirgau, kas liečia peršalimą. Su 3,8 ir 5 temperatūra. Kosėju jau 3 diena su kraujais. Šiandien susirgo Gabytė. Prieš tai jinai sirgo, jinai turėjo kaip bėrimą kažkokį ten, mes buvom pas gydytoją, padaryti abiem CRB. Nieko ypatingo nerodė. Kadangi šiandien yra nedarbo diena, o laukti aš nebegaliu, nes man skauda viską, aš kaip visi normalūs piliečiai nusprendžiau nuvažiuoti priimamai. Prieš tai pasiskambinus 113 konsultacijai. Maloni moteris man pasakė, kad važiuoti tiesiai į infekcinį skyrių Kaune, tai yra antrosios ligoninės infekcinį skyrių, kur mes abi su Gabytė priims, kadangi Gabytė prieš tai buvo išberta, kad nesvarbu, kad ten yra kažkokia kita liga, bet greičiausiai tai kažkokia gripo atmaina ar plaučių uždegimas ar kažkas šiuo metu. Tai mes nuvažiavome tą infekcinį skyrių ir mūsų ten nepriėmė, nes pasakė, kad vaikas ir mama turi eiti atskirai. Vadinasi, 2,5 metų vaikas turi būti paliktas vienas ligoniniai vaikų skyriaus, o mama priims infekcinis skyrius. Mums nieks nepasakė nei labas vakaras, nieko, tiesiog praverė langą, pamatė, kad mes ateinam. Ir iš karto vaikų nepriimam, mes vaikų nepriimam. Nors infekciniam skyriui guli vaikai ir guli mamos su vaikais, bet mums buvo liepta išsiskirti. Mes pradėjom klausti, kodėl kas kaip yra, nes mums pasakė 113 konsultantė, kad važiuoti tiesiai infekcinį. Žodžiu, nieks nesileidė kalbas, jie mums toliau aiškino, kad vaikų nepriimam ir taip toliau ir panašiai. Šalia už kampą buvo vaikų primamasis, ten nieks mums durų netidarė, vėl langą atsidarius moteriškė, praktiškai mus nuvijo, nieko nepaaiškinus, ko mums reikėjo, mums tiesiog reikėjo konsultacijos su gydytoju kažkokiu tyrimu, pasiet, kad nebūtų perėję plaučių uždegimą. Tiek mano 2 metų vaikų. 2 metai. Žodžiu, mes vėl pradėjome skambinti 113. Ir man pasakė, kad mus turi priimti ir pakonsultuoti. Sakau, mūsų niekas nepriima, nieks mūsų nekonsultuoja. Žodžiu, mes skambinomės 113, skambinomės 112. Bandžiau, neatsakiau, važiuojam iš įsiprimamą, važiuojam į kitą ligoninę, nežinau, kažką daryti, kad kažkas mūsų priimtų ir pažiūrėtų. Bet esmė tokia, mūsų kartu nepriėmė niekur antroji infekciniai ligoniniai ir apskritai antroji ligoniniai. Situacija yra tokia, jeigu bus blogai visai šeimai, turėsit rinktis, kuris gyvens, kuris ne, nes tiesiog ligoninė kartu jūsų negydys. Tai jeigu sergat visi, renkatės vaikas ar suaugęs, viskas. Kito būdo nėra. Superinė sistema, tiesiog superinė. Bet esmė yra tokia, kad nieks nekalba kaip žmonės. Jie tiesiog prasidarė langus ir sveja lauk. Tai yra taip šlykštu, moralu ir nežmogiška. Mes pradėjom skambinti 112. Ir mes pradėjom kviesti greitąją. Tai negana to, kad jie mums nekvietė greitosios, dar paklausė ironiškai, ar mus reikia už rankytės palydėti iki priimamo ir mes nemokam nueiti iki priimamojo. Sakau, mūsų nieks nepriima į tą priimamąjį. Šiaip ne taip su laiku. Atvažiavo viena greitoji. Taip, jis tokia ironiška situacija, tu stovi prie ligoninės kieme, tu kvietiesi greitąją, nes tavęs nepriima į ligoninę ir atvažiuoja greitoji. Ta prasme, tarp kitko, žmonių nebuvo, mašinų nebuvo. Ačiū Dievui, kad atsirado normalių žmonių. Tai yra greitosios pagalbos paramedikas, kurie mums patikrino, apžiūrėjo, taip viskas vyko ligoninės kieme. Jaučiat absurdą. Mašinoj
Patikrina plaučius, patikrina gerklės, temperatūras, žodžiu, absoliutiškai viską pataria, ką daryti toliau. Faktas, mes net nebandėm gultis į ligoninę, nes po tokios situacijos aš nenoriu tų žmonių matyti savo akise. Žodžiu, skambinsim rytoj šeimos gydytojai. Gausime reikalingus vaistus ir gydysimės namuose. Nežinau, ko trūksta žmonėm, kad jie pasidarė tokie šlykštus ir bjaurus. Vienas kito atžvilgiu. Nežinau, kodėl žmonės dirba tokius darbus, jeigu jiem yra vienodai dzin viskas. Aš labai noriu padėkoti tai brigadai, kuri taip gražiai su mumis bendravo, mus pakonsultavo ir patikrino viską. Bet dar yra gerų žmonių. Bet aš įsivaizduoju, kad tokioj sferoj kaip medicina turėtų dirbti tik tais tokio tipo žmonės. Nes jeigu tu nejauti atjautos kitam, tai ką tu ten, blet, veiki? Ačiū jums labai. Ir labai noriu palinkėti ateinančiais naujaisiais metais visiems. Taupykit babkius, chebra. Nes nieko už dyką nebegausit. Dabar einam gydytis ir melstis, kad nepablogės. Žodžiu, pasisaugokit, chebra. Baisus gripai aplinkui. Ir padėsit savo tik jūs. Nu ir dar tie keli likę geri žmonės.